Sveiki visi. Tai kaip ir žadėjau, šiandien pagaminsiu savo suflė, kur mūsų merginos, iššūkio merginos labai mėgsta. Tai šiaip ir manis labai patinka, tai sugalvojau padaryti šiek tiek kitaip. Taip pat tai bus ir naudinga merginom, kurios dalyvauja iššūkyje ir eina iš iššūkio į iššūkį. Tai mums reikės pirmiausiai tai varškės. Aš naudoju tik tai 220 kažkur, čia yra apie 450, aš naudoju tokią lenkišką, nes čia Anglijoje pas mus sunku atrasti tikrą produktą, nes anglai tik tai turi vieną, kiek radau, varškytę, kuri patikrinus, ištestavus, ten tik tai riebalų mišinys. Tai būtent šita varškė man labai patinka, jinai 4% riebumo, nei per sausa, nei per riebi, tai ir skani. Ir ypatingai pas ką rūgštis kyla, tai patarčiau rinktis tokią vidutinio 5 max procentų riebumo varškę. Tai mums reikės varškės, taip pat mums reikės želatinos, ar ne? Čia aš jau želatiną užsimerkiau, kad mums šiek tiek išbrinktų. Vandenyje apie 100 ml vandens, tiesiog jau pusę pakelio ten įbėriau, iš tikrųjų čia net nepažiūrėjau, kiek tam pakelį 12 gramų, tai apie 6 gramus, kad mums pastovėtų ir išbrinktų. Taip pat vanilinio aš naudosiu šiek tiek stevijos dėl saldumo, kai sako, ir iš tikrųjų dar naudosiu savo mėgstų proteiną, nes jis man suteikia tokį daugiau vanilinį skonį, kurį aš be galo mėgstu. Na, aišku, vandens žiūrėsim pagal situaciją, kad nebūtų labai kaip vanduo, ar ne, bet šiek tiek tirštesnė masė. Taip pat mums reikės mangų, pas mane jie yra šaldyti mangai. Šiaip Vaidutė man parekomendavo ir iš tikrųjų labai saldus, nes Anglijoje labai sunku rasti, kurie saldus skanus. Tai būtent tokie mangai šaldyti Asdoj gali tikrai nusipirkti, kainuoja ten 2 svarai su kažkiek. Tai čia aš maždaug iš tikrųjų pakankamai daug įbėriau, apie 200-250 gramų. Na ir aišku, stiklinėlių, ką įpilstysime mums reikės. Ir pirmiausiai, kaip sakiau, pasiruošiam mūsų želatiną, 100 ml vandens, įpylėm, kad pastovėtų, kol mes pasiruošim pagrindinę masę. Tai aš dabar dėsiu varškę, kurią mums reikia susiblenderiuoti, kad būtų kremas toksai. Tai kaip sakiau, dėsiu 220-250 varškės. Čia bus, kai sako, man pakankamai daug. Tai tokį desertą galima valgyti iš tikrųjų ir po rimto maisto, labai skanu ir gausit baltymų pakankamai. Tikrai jau vienu valgymu, jeigu valgote žuvies, mėsos pietums, tai čia dar pakankamai sunaudosite ir dar naudos bus jūsų organizmui. Ir aišku, geriausiai naudokite, jeigu norite jų žalį, jeigu skanus pas jumis mangai. Galima, aišku, kitokių uogų ar vaisių ten pagal jūsų jau norus. Aš norėjau mango, tai čia pasiliksiu kitam kartu, tai pas mane bus su mango. Na ir čia dabar aš bersiu kaušelį vanilinio proteino. Jūs galite nedėti, vėlgi, kaip mėgstat. Man patinka, sakau, vanilinis skonis. Aš esu vanilinė maniakė. Man pritars merginos ten, kurios irgi vanilę mėgsta, aišku. Vis tiek įpilu šiek tiek vanilino, bet man vanilinas vis tiek neturi to skonio, kaip būna pačiam proteinė. Tai aš noriu šiek tiek dar nedaug, dėl saldumo įdėsiu natūralaus stevijos saldiklio ir dabar pilsiu vandens. Aišku, žiūrėsim pagal situaciją, kad nebūtų labai skista. Nu, čia kažkur apie 100-130 truputėlį patriukšmausiu. Nes, matyt, užteks manyti. Triukšmo biškį pakelsiu jum, bet nieko tokio. Man dar reikia vandens, nes turi lengvai mums susimalti.
nes paskui nebus, veiksmas neįvyks, nesusimals stringa, kai sako. Tai gerai. Toks šiek tiek pažaidimas, bet vertas dėmesio. Triukšmas baigėsi kol kas. Gausis tokia masė kaip grietinėlės, kai sako. Tokia vat skysta. Aš pilsiu į bliūdelį. Na ir ką, tai toks, man šitas desertas labai skanus. Galima ir be jokių uogų, šiaip be jokių. Kas mėgsta kakavą, galit kakavos įdėti. Ne visi mėgsta, aišku, kakavą ar ne. Tai pagal savo norus, fantazijas. Čia dabar mes paliekam į šoną, padedam, ištirpinsim savo želatiną, kurį jau pas mus išbrinko. Kai sako, viskas labai greitai, paprastai ir nereikia nieko daug daryti. Tai čia, kai sako, tik tai susimalt, išsipilstyt ir viskas. Ir kas ten moteris sako, neturiu laiko ar dar kažką. Laiko tikrai daug neužtrunka. Ir iššūkiuose mano irgi tikrai patiekalai, pritars merginos, irgi neužtrunka. Ir gaminasi ir 2 ir 3 dienom, jeigu laiko, žodžiu, fantazijų. Ir kai sako, kai suaugęs žmogus žino, ko atėjo, ko jis nori pasiekti, tai jis randa tikrai būdų, kaip tai padaryti, o ne pasiteisinimų, kaip nepadaryti, kaip čia man sunkumai, man sutrukdė, čia neišeina. Tai su tokiu požiūriu mes, kai sako, nieko ir gyvenime nepasieksim. Tai kas nori, tai tikrai randa būdų. Tai va. Tai jau galėsit šiandien va. Ar rytoj, kas eksperimentuos, tai gali pasidaryti. Taip pat fainai ir vaikam duoti, va, vaikai mato, geri įpročiai formuosi, jiem irgi, kaip aš sakau, nebus problemų nei su sveikata, nei su tikrai gerą pavyzdį rodom, nes iš to taip atrodytų, kas čia seka, bet mes rodom pavyzdį, nes ir vaikai taip užauga ir jie, kai sako, tą patį irgi rodys savo vaikams ir iš kartos į kartą, tai mes tikrai, manau, nei viena moteris, mama nenori, kad vaikui būtų sunku tiek su antsvoriu, tiek su sveikata ir ligos prasidėtų. Tai visų pirma, aišku, pradedam svarbiausia nuo savęs, o iš to išplauks jau ir vaikam gerai, ir šeimai, ir vyrui, nes vyrai tai dažniausiai ten sugeba įsisukti ir netaisyklingai pamaitintai vaikui kažką duoti, kai pažiūri, tai dar ką, tai irgi įsitraukia, žinokite, iš tikrųjų ir vyrai iššūkiuose, tai labai smagu, kad ir, aišku, moterisgi specialiai nieko neprašo, bet vyras pats įsitraukia, kai pamato moters rezultatus ir kaip jin jaučiasi, ir kaip jin atrodo, kaip jin išvyti. Va, ypatingai, kai sakau, dabar, kai pas mus bus masažai, tiek ir būtent kojom problematiškiausiom vietom ir pilvukų, ir liemenių, ir talijai, tai žinot, vis tiek namuose, kai darai, tai savo erdvėj, kai sako, rinkis, ką nori, atrodi, kaip nori, tai ir žinokit, vyram ten būna irgi jauduliais pilame, aš čia pilsiu pusę masės. Jeigu jum, aišku, yra na va, viską čia supylėm, išmaišom, dabar sudėsime į mūsų gražias taurelės, stiklainiukus, ar kaip jūs pavadinsit, kur norim ten pilstom. Svarbiausia, kad būtų sausi, kad mums sustingtų, nes reikės palaukti 3-4 valandas, aišku, pas jūs gal skirtingai ten tie šaldytuvai, gal pas vienus greičiau, pas kitus lėčiau, kad
mums sustingtų, nes ant viršaus mes pilsime mūsų uogų sluoksnį. Kas darys be nieko, tai be nieko. Galima ir, jeigu norit kakavos įdėti, kakavinę, ant viršaus juodo šokolado patarkuoti, uždėti kelias uogas, kai jau sustings. Tai aš pasimsiu dabar iš tikrųjų, kaip visada, vis kažko pritrūkstu. Nebus taip, kad kažko nepamiršiu. Atrodo, viską pasidėjau, bet vis tiek. Va taip. Gerai, pilam į savo stiklaitės. Čia atsakingas momentas, nes labai... Va. Tik, žinokit, spėjau pagalvot. Va, kai pritraukiam, kai iš tikrųjų pasąmoniškai, kad neapsipilstytų stiklainiuką aplink tą stiklainiuką, mums būtų gražus, bet galima, aišku, visada pavalyti. Ne bėda. Iš tikrųjų, tai žinokit, pasąmoniškai mes irgi pritraukiam, tik užtenka pagalvoti, taip ir bus. Ko nenorim, tą ir gaunam. Ko bijom, tą ir gaunam. Taip kad nereikia galvoti blogai, vyt šalin. Mintis. Kai sako, moteris dažniausiai pergyvena, kad ar man pavyks, nes daug kartų bandė visokių dietų, visokių lieknėjimų, tai bijo jau net ir bandyti, ir daryti, ir nusivylusios. Bet, kai aš sakau, tai yra gyvenimo įpročiai, tai būtent tie tokie maži iššūkiai ir padeda atsekti rezultatą, pamatyti, kiek nuėjai. Na ką, čia šiek tiek pas mane terliojo, kaip aš sakau, bet nieko. Tai va, supilstim, gausi toksai, dedam į šaldytuvą ir čia mums reikės palaukti 3-4 valandas bent pas mane, pas jumis gal greičiau. Ir kadangi mes 3-4 valandų nelauksim, nes pas mane yra jau dar pagaminta, jau veiksme, viskas iš po vakar, sustingę. Va. Nu ir kitą dalį mes čia, man reikia šitą išsiplauti. Ir ką, kadangi man dar čia aišku pritruks šiek tiek želatinos, nes mes dabar sublenderiuosim savo mangus, galite, kam nesaldu, kokias uogas naudojate, tai dar įdėti ten saldiklio kažkokio natūralaus ar dar kažko, tai manyčiau užteks, aš saldžiai, nelabai saldžiai nemėgstu, tai galite kažką tokio. Na, o aš tuo tarpu dar biškį man mažoką želatinos užsibrinkinsiu, kol mes malsim. Kai sako, viskas, tai ką sumalsim savo mangus. Ir supilsime savo želatiną ir ant viršaus viską gražiai užpilsim ir vėl paliksim šaldytuve. Tai aišku, kas gerai galite ir ryt ir poryt valgyti per 2-3 dienas, tai tikrai suvalgysite. Va. Pusryčiam pietum, aišku, vakarienį geriau nevalgykit, ar ne, vis tiek čia vaisius. Bet, kad ir pusryčiam prie kavos, žinau, moteris labai nemėgsta kai kurios pusryčių, tai bent jau čia jums bus kaip pusrytis, kur jūs gausite baltymų reikalingų jums, būsite dar sočios, nu ir skanumynas bus prie kavos. Nežinau, kad moteris tokios, kurios mėgsta kažką prie kavos skaniai, o kitos galbūt ne pusryčius padeda. Su skanumynais dedam savo mangus, vėl patriukšmausim. Tai kai jum alternatyva kažką skanaus, naudingo suvalgyt ir be nuodėmės jausmo. Ir dar gerai jaustis. Čia jau taip pasistengiau mangų. Taip gerai. Na ką, patriukšmausim vėl.
Šiandien triukšmavimo diena. Kaip be humoro. Na va, ir viskas, čia jau sumalėm. Labai faina, graži spalva bus pas mus. Geltona. Ką? Žiūrėkit. Galite jūs sluoksniuoti, jeigu norite, aišku, užtruksit ilgiau. Jeigu, tarkim, dedat ant dugno tiek šito sluoksnio, bet tada reikės vėlgi šiek tiek pažaisti, šventėm galima, ar ne, pasižaisti, ypatingai vaikam, tai kaip įdomu, žinot, kaip vaivorykštė galima, aišku, ten kokio kyvio, tai bus žalias, koks geltonas, raudonas, trispalvė ir gali sluoksniuoti vienas baltas, kitas raudonas, ten dar kažkoks, bet jums tada sakau, užtruks ilgiau, bet ant švenčių galima ir pasižaisti, bet jeigu kasdien taip pasimėgauti ar savaitgaliu, tai greitesnis variantas, tai aišku, be nieko, bet jeigu nori, tai bent jau su vienu sluoksniu vis tiek duos tą skanesnį skonį jum, bus labai fainai. Tai ką čia mūsų želatiną vėl reikia ištirpinti, nes aš čia mažokai pas mane buvo. Va, kaip tik va, kai sako. Iš tikrųjų, jisai čia greit gaminasi, bet aš pabendrauti su jumis irgi noriu. Nežinau, čia kas nors su manim norit pabendrauti šiandien ar nelabai, tai parašykit ką nors. Parašykit, ką norėtumėt, kokį norėtumėt patiekalą, tai ar dar kažką, kas jums aktualu, tai aš galiu su jumis pasidalinti kitam kartui. Tai jūsų nuomonė, jūsų, kai sako norai, man labai įdomus ir svarbus, nes aš matau, kas jums aktualu. Tai nebijokit, rašykit po šitų laivų ir įgyvendinsim kartu, ar ne, tai dalinkitės, nieko nekainuoja, kai sako, dalintis visada viską galima, jau sakau, juk smagu pasidalinti, visai fainai jautiesi. Tai, aišku, moteris labai kuklinasi ir bijo parašyti kažką, sakau, jau mūsų iššūkiuose, tai sakau, rašykit asmeniškai jau, bet iš tikrųjų, kai vienas žmogus kitas parašo būtent tame mūsų grupelėje, arba kaip aš jūsų prašau, kad parašyt, tai pamato kitas žmogus save ir tikrai galvoja, man irgi tas aktualu, kaip gerai, kad jinai paklausė. Tai mes net nesusimastom iš tikrųjų, kad klausdami padedam ir kitiems, ir kitam žmogui tas aktualu. Ir jis netgi būna parašo iš tikrųjų, kad man irgi tas būtų įdomu sužinoti. Tai atrodytų tokių dalykų, galim padėti kitiems, atrodytų mums nereikšmingų, ar ne, paprastų labai. Čia aš supilu į mūsų mangus, išmaišau, ant viršaus uždėsim ir į šaldytuvą ir viskas, ir galėsite jau rytoj mėgautis, jau šiandien tikrai jau bus per vėlų, kol sustings. Rytoj poryt pusryčiam pietų. Tokia graži spalva. Ryški geltona. Ką pilam? Ups. Va, pažiūrėkit, kaip fainai. O jeigu susluoksniuosi, tai iš viso bus fainai. Ir didesnės, aišku, tada stiklinės, nes šitiems sluoksniam prireiks daugiau vietos. Va, pažiūrėkit. Fainai. Ką, į šaldytuvą. Aš čia per daug biškį mango panaudojau, bet nieko tokio. Ir kas spėkit valgyt visus juos. Pas mane yra vyrukas, kuris tokių dalykų nelabai, jis nežino, kas yra skanu ir sveika. Pas mane jis daugiau tokių biškį irgi mėgsta sveikų patiekalų, bet o šitą padarysim gal tiesiog.
irgi jisai sveikų, bet ir nesveikų. Tai žinokit, man irgi yra pagundų kaip ir jum. Aš esu toks pats žmogus kaip ir jūs. Tai va, tai tiek šiandien. Tikiuosi gaminsite ir būtinai parašykite, kaip jums receptas, pasidalinkite ir kitam kartui nebijokit, brūkštelkit, ką norėtumėt, kad aš su jumis pasidalinčiau. Tai jums gražios, nuostabios dienos ir tariu iki kito karto.